Šiandien iš Moldovos atkeliauja pavojingos naujienos. Moldova paskelbė visos šalies energetinę nepaprastąją padėtį, nes valdžios institucijos perspėja, kad šalis nebegali atlaikyti nuolat didėjančio Rusijos spaudimo, kurį sukelia karas kaimyninėje Ukrainoje. Siekdama atsverti šio spaudimo pasekmes ir nuolatinius Rusijos hibridinius išpuolius, Moldova dabar glaudžiai bendradarbiauja su Ukraina, kad sumažintų priklausomybę nuo Rusijos ir tai daro rekordiškai greitai. Moldovos parlamentas neseniai nutraukė 60 dienų nepaprastąją padėtį energetikos sektoriuje po vos 30 dienų. Nepaprastoji padėtis iš pradžių buvo paskelbta visam 60 dienų laikotarpiui po to, kai Rusijos smūgiai Ukrainoje sutrikdė svarbę aukštos įtampos elektros perdavimo liniją, jungiančią Moldovą su Rumunija, kuri eina per 40 km Ukrainos teritorijos Odesos regione. Ši linija paprastai tiekia iki 60–70 procentų Moldovos elektros energijos piko metu, o jos staigus atjungimas sukėlė didelį įtampą visam šalies elektros tinklui. Moldovos pareigūnai glaudžiai bendradarbiavo su Ukraina, kad avariją pašalintų perpus greičiau nei planuota. Tai padėjo išvengti ilgalaikių elektros tiekimo nutraukimų ir vartojimo apribojimų, o nepaprastosios padėties suteikti įgaliojimai leido Moldovos vyriausybei mobilizuoti išteklius, kad būtų galima prioritetiškai apsaugoti svarbiausią infrastruktūrą ir racionaliai paskirstyti likusias atsargas. Premjeras Aleksandru Muntenu aiškiai pasakė, kad tai nėra panika, o būtinas atsakas į krizę, kurią tiesiogiai sukėlė Rusijos karas ir smūgiai prieš Ukrainą. Šios linijos taikymas buvo Rusijos bandymas pasinaudoti Moldovos struktūriniais pažeidžiamumais, nes jos sovietmečio energetikos sistema tebėra glaudžiai susijusi su Ukraina ir Rumunija, o tai reiškia, kad kiekvienas didelis smūgis Ukrainos infrastruktūrai atsiliepia ir Moldovos teritorijoje. Nuo 2022 metų pasikartojantys sutrikimai sukėlė elektros tiekimo nutrūkimus, įtampos svyravimus ir sistemos nestabilumą. Situacija dabar peržengė elektros ribas, nes neseniai Rusijos smūgis Ukrainos Novodnistrovsko hidroelektriniai sukėlė naftos taršą Dniestro upėje, kuri tiekia vandenį maždaug 80 procentų Moldovos gyventojų. Dešimtys tūkstančių žmonių liko be vandens, o valdžia šįkart paskelbė aplinkosauginę nepaprastąją padėtį. Prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad tai nėra atsitiktinumai, o sąmoningi Rusijos bandymai susilpninti Moldovą ir palikti ją pažeidžiamą. Tuo pačiu metu spaudimas tęsiasi ir tiesioginių karo poveikių, Rusijos dronai nuolat kerta Moldovos oro erdvę atakuodami Ukrainą, kartais sudūždami Moldovos teritorijoje. Nuo metų pradžios užfiksuota ne viena tokia situacija, paskutiniai pažeidimai įvyko kovą ir balandį. Šie įsiveržimai oficialiai apibūdinami kaip rimti suvereniteto pažeidimai, tačiau jų poveikis neapsiriboja vien diplomatija. Kiekvienas drono perskridimas ar sudužimas didina pavojų civiliams, kelia eskalacijos baimę ir atskleidžia Moldovos oro erdvės gynybos spragas. Nuolaužos gali sukelti gaisrus ar užterštumą, tiesiogiai paveikdamos vietos bendruomenės, o laikui bėgant tokie incidentai ardo visuomenės pasitikėjimą ir stiprina nestabilumo jausmą šalyje, kuri jau ir taip patiria didžiulį spaudimą. Ši dinamika tiesiogiai atitinka platesnę Rusijos strategiją, nes Maskva daro spaudimą ne tik kariniais veiksmais, bet ir formuoja pasakojimą apie krizę. Rusijos pareigūnai ir žiniasklaida teigia, kad Moldovos energetikos problemos kyla dėl vidaus valdymo klaidų ir politinių sprendimų, pabrėždami, kad anksčiau Padniestrės elektrinės patenkindavo iki 80 procentų Moldovos poreikių gerokai mažesnėmis sąnaudomis. Tačiau šiame Rusijos hibridinio karo naratyve nutylima esminė aplinkybė, būtent Rusija pati nutraukė dujų tiekimą Padniestrės regionui, dėl ko minėta elektrinė tapo beveik neveiksni. Vis dėlto, perkeldama kaltę, Rusija siekia sukelti sumaištį, gilinti politinius nesutarimus ir mažinti pasitikėjimą Moldovos valdžia, kartu palaikydama įspūdį, kad priklausomybė nuo rusiškos energijos išlieka vieninteliu gyvybingu pasirinkimu. Nepaisant šio spaudimo, Moldovos vyriausybė pradėjo sistemingai mažinti priklausomybę nuo su Rusija susijusių energetikos struktūrų. Dujų tiekimas buvo diversifikuotas per jungtį su Rumunija ir platesnėmis ES rinkomis, taip iš esmės nutraukiant beveik visišką priklausomybę nuo Gazprom. Europos finansinė parama siekianti 250 milijonų eurų padėjo stabilizuoti tiek dujų, tiek elektros kainas ir užtikrinti alternatyvius energijos šaltinius šoko metu. Tuo pačiu metu Kišiniovas imasi veiksmų susigrąžinti kontrolę svarbiausioje infrastruktūroje, nuspręsdamas priversti su Rusija susijusią Lukoil Moldovą grąžinti oro uosto degalų tiekimo objektus valstybei,
remdamasis nacionalinio saugumo sumetimais ir nesugebėjimu atitikti reguliavimo reikalavimų. Apskritai Moldova atsiduria vis didesnėme Rusijos spaudime iš įvairių pusių. Rusijos smūgiai Ukrainos infrastruktūrai tiesiogiai veikia šalies energetikos ir vandens tiekimo sistemas, o hibridinės taktikos siekia perkelti kaltę ir destabilizuoti visuomenę. Vis dėlto Moldova atsako ilgalaikę strategiją, kuri apima daugiau nei tik krizės valdymą. Papildomos svarbios reformos apima rinkos liberalizavimą, integraciją į ES energetikos sistemas ir ilgalaikius kontraktus su alternatyviais tiekėjais. Šie žingsniai yra platesnio modelio skirto riboti Rusijos ekonominę ir politinę įtaką dalis. Paskelbdama nepaprastąją padėtį, užsitikrindama svarbiausius išteklius ir spartindama integraciją su Europos sistemomis, Moldova ne tik reaguoja, bet ir aktyviai formuoja savo ateitį. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.